Labą dieną, mėlieji. Tikriausiai jau mane girdit ir matot. Va, štai mane. Aš šiandien sveikinuosi su jumis iš labai gražios vietos. Pažiūrėkit, kaip gražu. Esu, galima sakyti, Kauno pašonėje, visai netoli Zapyškio. Ir šiandien norėsiu su jumis pasikalbėti ir pasidalinti šitais nuostabiais vaizdais, šito nuostabių medžių ošimu. Nes pristatome vieną iš savo naujai atstovaujamų nekilnojamo turto objektų. Tai šiek tiek pasidalinsiu keliose grupėse, kol jūs prisijungsite. Jūs taip pat labai kviečiu paspausti širdelę, pasidalinti, pažymėti žmonės, kurie galbūt ieško namų netoliese Kauno arba tiesiog išskirtinai gražioje vietoje. Tai šiek tiek pasidalinam ir laukiame jūsų prisijungiant. Taip pat noriu paprašyti, kad tikrai drąsiai užduotumėt klausimus, jeigu jų dabar jums kyla. Galite iš karto, galite parašyti, tikrai atsakysim. Na va, šiek tiek pasidalinau, jūsų matau jau 3, tai parašykite, ar tikrai mane gerai matote ir girdit. Tai va, nu ką, aš tada nieko nelaukdama ir nedelsdama pradedu kalbėti apie šitą iš tiesų nuostabią vietą. Tai yra namas, bus parduodamas, erdvus namas su sklypu ir va štai tokia panorama. Ir tai yra ne šiaip koks upeliukas, tai yra mūsų upių tėvas Nemunas visu savo gražumu. Aišku, video visą tai neatsiskleidžia, ką dabar patiriu aš čia. Be viso to, kad tai yra Nemuno panorama, Nemuno vingis gražuolis, mes turime čia štai tokių brandžių ąžuolų paunksmę, kas šitai vietai tikrai suteikia tokios didybės ir nemoku apsakyti, koks jausmas iš tiesų yra čia. Esi tiesiog gamtoje ir šitame gražiame vaizde ir tarp šitų gražių brandžių medžių tiesiog jautiesi kaip visiškame prieglobstyje namuose. Tai kamgi galėtų tikti šitie namai ir kasgi turėtų paklausyti, ar ne, suklusti. Jau po truputį matosi namas, ar ne, tai matosi, kad tikrai nėra mažas. Tai visi tie, kurie ieškote erdvaus būsto, kurie norite kvėpuoti savo namuose, nebūti suspausti kaip dėžutėje, bet tiesiog laisvą krūtinę vaikščioti savo namuose, erdviai gyventi patogiai, tai yra tikrai erdvus nemažas namas, puikiai tinkantis šeimai, 3 miegamieji yra, daug sandėliavimo patalpų, erdvi, nuostabi svetainė, na žodžiu, pamatysite. Tai tie, kurie ieškote tikrai išskirtinio būsto, kurie norite neeilinės gamtos, panoraminio vaizdo, norite gyventi šiek tiek toliau nuo miesto, bet stipriai neatitolti, nenorite visiško vienkiemio, norite tikrai jaukios kaiminystės, tai šitas būstas būtent jums. Ir čia jūs tikrai galite susikurti savo rojaus kampelį patį nuostabiausią. Tai dar kartą pasigrožėkime šitų vaizdų iš jūsų būsimo kiemo ir keliaujame tada pasidairyti. Štai, čia yra, na aš truputį atsitrauksiu, tvorelė, ąžuolai ir už tos tvorelės štai yra šlaitas, kur jums čia niekas nieko nepastatys ir jūs visada galėsite grožėtis būtent šitų nuostabiu Nemuno vaizdu. Čia matosi Zapyškis, nežinau, visko gero dabar nematysit, šiek tiek matosi kampas Zapyškio bažnyčios garsiosios. Nuostabu. Čia turite vartelius, dabar mes aišku pro juos neįsim, bet yra įmanoma tiesiog va taip, tipų tapų ir jūs galite nukeliauti net iki pačio Nemuno, žvejoti, medituoti, pabūti su savim, pasiklausyti vandens, žodžiu, tiesiog fantastika, rojaus kampelis. O dabar tada keliaujame ir šiek tiek apie patį namą. Namas yra 2008 metų statybos. Išorėje matot, jam nėra, gal trūktų fasado ar ne apsidailinti, bet realiai jis pilnai įrengtas, pilnai funkcionuojantis, įrengtas tikrai labai patogiam gyvenimui. Ten dar matot toks ūkinis pastatukas kaip Malkinė. Viso yra šitame name, šitas sklypas yra 15 arų, turi kaiminystę iš vienos pusės ir iš kitos pusės, kaimynai tikrai ramus, na, kaip sakyti, tokioje vietoje tikrai
ir nesutiksite neramių kaimynų. Tai va, toliau yra bendra erdvė, štai kiemas, ten toliau dar yra ūkinis pastatas, čia dar vyksta darbai, dronas kyla, žodžiu, darbuojamės. Ir graži eglutė. Ir keliaujame. Beveik 300, ne beveik, bet bendras plotas tikrai yra 300 kvadratų, štai jūs pasitinka laiptai. Čia yra terasėlė, kurioje galite išeiti pasibūti. Išėjimas yra tiek iš erdvus iš svetainės, o dabar keliausime pro pagrindinį įėjimą. Tai sveiki atvykę. Štai, jūs pasitinka prieškambaris, erdvios durys, na ir tikrai erdvus namučiai. Pirmo aukšto holas ir, nežinau, norėjau palikti desertui svetainę, bet kažkaip užkviečiau pirmam vaizdui. Tai yra svetainė, tikrai labai erdvi. Štai čia langai tokie didesni, daugelyčių. Štai čia yra pietinė saulė, vakarų pusė. Čia tas išėjimas, kur minėjau, iš karto į terasėlę į kiemo pusę. Na, o čia poilsio zona. Ir žinoma, noriu pakviesti pasižiūrėti pro langus. Štai, prašom, visų gražumu jums atsiveria Nemunas. Tai, ką jūs matot iš tiesų per kamerą, dabar toks mažas vaizdas, tą, ką matau aš, ta prasme, jis atrodo tiesiog ranka pasiekiamas. Įspūdingas vaizdas, tikrai įspūdingas. Gerai, keliaujam toliau, ar ne? Dabar norėčiau jūs pakviesti į namų širdį, į virtuvę. Taip pat erdvi, šviesi, jaukis, gerai išplanuota, turi daug vietos, daug indaujų susidėti daiktams. Valgomasis, sala, langai yra orientuoti į vakarų pusę, į vidinį, į pagrindinį visą kiemą. Žodžiu, viskas, ko reikia. Be to, aš aišku dabar netidarysiu, bet čia slepiasi dar viena patalpa, tai yra sandėliukas, kur galite tikrai susisandėliuoti ir daug maisto produktų įvairiausių, ir mikrobangė, man rodos, ten slepiasi. Na, žodžiu, super praktiškas, reikalingas dalykas, jeigu nori tikrai patogiai erdvėje gyventi. Ir suktis virtuvėje dar kartelį. Ačiū labai, Mečislovai, tikrai vaizdas yra kerintis. Gerai, ką mes turime toliau? Pirmame aukšte taip pat yra sanmazgas. Ir, išjungiau šviesą. Ir dar vienas kambarys, tai gali būti dar vienas miegamasis, svečių kambarys, vaikų kambarys. Ir taip pat šitas kambarys turi tą gerintį vaizdą. Ilgai neužsibūsiu, nes noriu tikrai parodyti daug jums erdvių. Jų čia yra tikrai nemažai. Namas yra 2 aukštų. Dabar keliaujame į 2 aukštą. Tipo tapo. Ir ką mes čia turim? Štai turim tokį vėlgi erdvų holą. Dar neišmokau, žinokit, su šviesom. Dar vienas miegamasis. Miegamasis turi, kas labai patogu, sieninę spintą. Ir vėlgi turi jau šiek tiek daugiau ąžuolų ir taip pat Nemuną. Labai erdvu, žinokit, labai smagus pojūtis. Nėra to tokio suspaustumo jausmo. Tada dar vienas sanmazgas 2 aukšto, tai yra dušas, vonia, tualetas. Šitoje pusėje dar turime didelį erdvų darbo kambarį. Štai.
gali gimti čia jūsų nauji projektai. Ir dar čia slepiasi, labai nelysim, bet erdvė tokia kaip drabužinė, sandėliukas. Langai į kiemo pusę. Nu, dabar keliaujam į pagrindinį miegamąjį, kuris būtų čia, tikrai labai erdvus. Štai. Langai yra ir viena pusė, ir į kitą, ir taip pat turi išėjimą į balkoną, grožio kampelis. Na, pabandykime išeiti ir į balkoną. Kaip ir visur, namas pasižymė erdvę, taip ir balkonas yra tikrai labai erdvus. Išėjimas tiek iš miegamojo, tiek iš holo, iš kur mes vaikštinėjom ir atėjom užlipę laiptais. Šitas balkonas turi vaizdą į patį jau vidinį kiemą, jūsų jaukiems vakarams, pasibuvimam, prieš miegelį išgerti raminančios arbatos ir keliaujate. Kas dar yra labai patogus, čia yra, kadangi, sakykime, įvardinkime kaip tėvų miegamasis ar ne, tai, kad turi dar vieną slaptas duris, per daug nerodysi pro kamputį, tai yra erdvi drabužinė. Ir taip pat dar vienas tėvų miegamasis tėvų vonia. Jau turi ir tikrai patogią funkcionalią vonę, na ir viskas, kas yra reikalinga. Ir nemuną taip pat. Tai va, tėvai savo ramiai gali pliuškentis prieš miegelį, arba nebūtinai. Tai va, tai namas, sakau, iš ties, kaip čia apipasakoti, tiesiog eini ir savo laisvais plaučiais kvėpuoji. Čia dar vienas, kaip minėjau, išėjimas į balkoną. Tai va, toks antras aukštas. Tai va, dar iš tokių techninių dalykų, ko leidžiamės laiptai žemyn, nes norėsiu parodyti dar ir rūsį. Tai namas yra apšildomas dviem būdais. Galima rinktis, kas yra patogu, tai yra arba kietas kuras, arba dujinis šildymas. Šiaip pagrinde, va, dar pasigrožėkite svetainę prieš išeinant, pagrinde šildosi šiai dienai savininkai dujomis. Vanduo yra vietinis, iš šulinio yra pajungtas į patį namą tiekiamas, nuotekos yra vietinės. Labai tikiuosi, kad, tiesa, dar ką paminėsiu, kas yra patogu ir nepaminėjau, čia matau tikrai daug antgalių, didelę žarną, tai visame name yra išvedžiota sistema, kur pasijungia siurblys bendras ir jums nereikia turėti atskiro tampytis kažkokio tai siurbliuko. Ir tiesiog visame name galite pasijungti štai vat, į tokius dalykėlius, žarną ir pilniausiai siurbę. Gerai, tai minėjau, kad kietas kuras ir dujos, vietinės nuotekos, vietinis vandenukas. Rūsyje, žiūrėkit, jūs turite dar kokią erdvę. Tai yra erdvė, kur galėtų būti tiek jūsų pobūviai, tiek sporto salė, jogos studija, jūsų kūrybinis kampelis. Na, tiesiog kam besugalvosite, tai yra labai didelė graži erdvė. Dar čia, matau, yra pradėta, buvo ruošti ir dar vienas židinukas, ko gero galėtų čia atsirasti, yra išėjimas. Toliau, kas dar yra šitame rūsyje? Čia dabar labai gal truputėlį sandėliavimas, daug asmeninių daiktų, tai labai daug nesiafišuosim. Toliau, čia mes rasime dar vieną sanmazgą. Rūsyje yra dušas, tualetas, kriauklė ir keliaujame į katilinę. Tai kaip matot, yra didelis boileris vandenukui. Dujos, kietas kuras, galite pasirinkti taip, kaip jums patogiau. Vandens filtrai, vanduo pilnai filtruojamas, puikios kokybės. Ir dar man asmeniškai, kas labai patiko,
Na va, parodysiu. Čia tas puikusis siurblys, kuris siurbė visą jūsų namą. Čia dar sandėliavimo patalpos. Šiaip šitoj patalpoj čia yra paruošta vat, ir nubėgimas vandenukui. Buvo užmanimas galbūt ir pirtį pasidaryti, tai pilnai tą galima įsigyvendinti. O šiaip labai naudinga patalpa tai yra erdvi didelė skalbykla. Tikras moterų džiaugsmelis. Štai. Ir lyginti, ir siūti, jeigu norit, ir džiovinti, ir skalbti, ir patogi kriauklė kažkam tai valyti. Super naudinga patalpa, kad neužsiteršti visų namų. Fantastika. Tai va, štai toks yra visas rūsys su daug patalpų ir taip pat išėjimu į lauką. Tai dar kartelį kviečiu jūs išeiti, tai yra galinis kiemelis. Dar kartelį pasigrožėkime Nemunu. Nu, nežinau, man šitas vaizdas ir ąžuolų šlamėjimas tai kažkoks atgaiva sielai. Apeikim dar iš truputėlį pačią teritoriją. Jeigu turit klausimų, tikrai mielai laukiu, tai kaip jau minėjau, šiaip namas yra bendras plotas su rūsiu, tai 300 kvadratų, sklypo plotas yra 14 arų, turi kaiminystę ir iš vienos ir iš kitos pusės, kaimynai draugiški ramus, čia yra dar vienas ūkinis pastatas ir šiek tiek parodysiu vaizdą iš kitos pusės. Štai. Nėra labai čia daug ką ir kalbėti, dabar ko gero labai trukdysiu fotografui daryti nuotraukas, bet ką jau padarys. Štai. Avietės, matau, sirpsta. Iš tiesų daug akmenijos, labai prižiūrėtas, mylėtas, puoselėtas sklypas. Jūsų garažas, čia gali važiuoti jūsų automobilis ir dar erdvė yra čia su šitu gražuoliu riešutmedžiu iki pat keliuko. Tai toj truputėlį apeisiu ir atsitrauksiu, kad būtų lengviau susiorientuoti. Nu, va, išgrūdom visas mašinas, kad gražiai viskas atrodytų. Štai čia yra įvažiavimas pas kaimynus ir va čia va prasideda sklypo riba. Toliau ten matosi gelsvas bordo stogų jau kaimynystinis namas. Tai va, tai tokia trumputė apžvalga, pasislėpsiu dabar po medeliu. Tikrai vertas dėmesio ir labai išskirtinis namas, labai išskirtinėje vietoje. Tai dar kartą pasikartosiu, tie, kurie vertina erdvę, komfortą, gamtą, panoraminį vaizdą ar ne, išskirtinę vietą, tai labai kviečiu susisiekti ir norėčiau pakviesti į apžiūrą, pamatyti gyvai, pamatyti ir pajausti iš tiesų gyvai šitos vietos atmosferą, pajusti tų erdvių namų jausmą ir ką gali žinoti, galbūt čia ir bus jūsų būsimieji namai. Tai va, tai jeigu turėsit klausimų, lygiai taip pat laukiu, parašykit ar paskambinkit, o šiandien tuomet savo transliaciją baigiu. Linkiu visiems nuostabios dienos ir sakau iki susitikimo apžiūrose. Iki.